So because there are some new people here, Čia yra keletą naujų žmonių. can just briefly say what we are doing here. Aš tik noriu pasakyti, ką mes čia darome. The message is very simple. Čia žinia labai paprasta. We are all already living in the enlightened state. Mes jau gyvename nušvitimo būsenoje. It's just a matter of discovering it. Tik tai reikia tai surasti. No search. Nėra ieškojimo. We don't have any therapies here. Čia nėra jokių terapijų. No exercises. Nėra jokių pratimų, No teaching. mokymų. No books. Nėra knygų. Just tools to discover that you're already living in the enlightened state just now. Tiesiog įrankiai, kad atrasti, kad jūs jau gyvenate nušvitime dabar. And one of these tools is this non-doing meditation that we just did together. Ir vienas iš tų įrankių yra nieko nedarimo meditacija, kurią ką tik padarėme, Which is not an exercise. kuri nėra pratimas. It is your longing for freedom Tai yra jūsų ilgesys tos laisvės. that is meditating. Tai medituojame. We are firing the project manager in the head. Mes tarsi sumažiname tą proto viršininką galvoje And replace that with the one who knows ir pakeičiam į tai, kuris žino. the truth itself. Tai pati tiesa. The intellect doesn't know anything about the truth. Intelektas nieko nežino apie tiesą. You can ask her or him up there in the office, do you know anything about the truth? Jūs galite jį ar ją galvoje paklausti tame ofise, ar tu žinai, ką nors? If you're honest, Jeigu sąžiningai. what is the answer? Koks būtų atsakymas? No, I don't know anything about the truth or how to get it. Aš nieko nežinau, kaip gauti tiesą. I just want to give you advice. Maybe you could do this. Aš tiesiog noriu tau duoti patarimą, pavyzdžiui, gal tu gali padaryti tai. But after doing that for a couple of decades, Bet tai, kai mes tai darome net keletą dešimčių metų, maybe we should start to question this project manager. gal mes galim pradėti užsidėti su klausimus, ar teisingas tas yra proto menedžeris. And just replace it with the correct project manager, the truth itself. Ir tada pakeisti to teisingo menedžeriu, kuris yra teisingas. So in this non-doing meditation, Šitoje nieko darimo meditacijoje. we're starting by itself. Istorija, vat vidų. It's starting by itself. Mes esame su savimi. It's a signal coming from within. Signalas ateina iš vidaus. And now it's a good opportunity to use these three simple statements in the non-doing meditation. Dabar yra geras momentas panaudoti tos kelius pasakymus savo meditacijai. You can do it outside on the cafe Jūs tai galite daryti kažkur kavinėje, for a couple of minutes with open eyes. keletą minučių atmerktomis akimis. And the signal is coming from within. Kai signalas ateina iš jūsų vidaus. Not as a theory, not some kind of practice coming from the intellect. Tai ne tai, kai iš intelekto ateina kažkokios teorijos ar kažkokios praktikos. And if it's practically possible, Ir jeigu yra praktiškai įmanoma, we can listen to that signal, mes klausome šito signalo, which says that, oh, now you can use this opportunity to sit 3 minutes with open eyes at this cafe before the friend comes. kuris jums sako, dabar jūs galite porą minučių atsisėsti kavinėje, kol laukite savo draugo, atmerktomis akimis. Just follow these three simple statements. Ir sekate tas 3 paprastas instrukcijas. Allow the moment to be as it is already. Leiskite tą momentą jau būti tokį, koks jis yra. Not interested in anything specific. Į nieko nesidomėkite And doing absolutely nothing. ir absoliučiai nieko nedarykite. What happened to the meditator? Kas tada atsitiks su to, kas medituoja? There's no one meditating. Čia nėra jokio medituotojo. So we are stepping aside. Mes tarsi dedame žingsnį į šoną. And the meditation is happening by itself. Meditacija tada vyksta savaime. When there's listening to this signal from within, from the heart level, not from the thinking. Kai mes
klausoma to vidinio signalo iš savo širdies, bet ne iš proto, ne iš mąstymo. And by just following these three simple instructions, Ir sekame tas 3 paprastas instrukcijas. there's an opening up happening spontaneously. Ir tada atsidarimas vyksta savaime spontaniškai. We're becoming available Tada mes tampame prieinami to see what is already here, ir mes galime pamatyti, kas iš tikrųjų yra čia. our enlightened state, Tas nušvitimo būsena, nušvitimo, which has been here all the time, kuri čia yra visą laiką. while we are busy trying to find it. Kaip mes ją bandome vis laik surasti. Now the busyness is gone, Ir dabar tas viskas yra pasibaigę. and just see how it is. Ir tiesiog matome, kaip yra iš So tikrųjų. this one part is an ongoing meditation for those who like to meditate. Čia viena dalis yra ta nieko darimo meditacija tiem, kam patinka medituoti. If life is meditation is a struggle, forget the meditation. Jeigu jums yra sunku medituoti, pamirškite apie tai. The other part is the activation that we just did in this session. Kita dalis yra aktyvacijos, kurią ką tik padarėme šitoje sesijoje. A little bit more mysterious. Čia truputį yra mistiška. Your enlightened state is enlivened. Jūsų nušvitimo būsena tarsi yra labiau gyvesnė pasidaro. When it is seen from here. Tai matoma yra iš čia. On each individual, going from each individual to another individual in the videos. Pas kiekvieną individą atskirai tai matoma. The freedom state is here, is seeing the freedom state in you. It's the same. Čia yra ta laisvės būsena ir ta vieta laisvės pas jūs yra taip pat. And it starts to vibrate. Ir jinai pradeda pas jūs vibruoti. Have more fuel to break through. Turi daugiau tos jėgos prasiveržti. This is not a theory. Tai nėra teorija. There is no teaching here. Čia nėra jokių mokymų. This is how it is seen concretely. Čia yra kaip iš tikrųjų yra matoma. This is what is happening, seeing it happen in front of my, so to speak, eyes, inner eyes. Galima pasakyti, kad prieš mano akis įvyksta toksai matymas. But we can meditate forever. Mes medituot galime amžinai. We can have thousands of activations. Mes galime turėti 1000 aktyvacijų. But as long as we don't question our belief about ourselves, bet kol mes neklausinėjame įsitikinimo apie save, there will just be a glimpse. Čia būtų tik tai tokios retos akimirkos trumpos. Just a temporarily nice state. Tokie nuostabūs pojūčiai. So the third part we have is to question our beliefs about ourselves, our negative beliefs about ourselves. Taigi trečia dalis yra, kai mes klausinėjame negatyvių įsitikinimų apie save. Because there is a whole system of negative beliefs about ourselves. Todėl, kad čia yra visa sistema tarsi mūsų tų negatyvių įsitikinimų ir apie save. All positive beliefs can also be very strong. Pozityvus įsitikinimai taip pat gali būti stiprus. It becomes a filter. Ir tie visi įsitikinimai daro tokį filtrą uždeda. Which is overshadowing seeing this enlightened state in daily activity. Kuris kasdienybėje neleidžia pamatyti nušvitimo būsenos. We're not going to live in the cave, right? Mes juk nežadam gyventi oloje, tiesa? We're not going to run to the cave when it's problems. Kai yra problemų, mes neturime bėgti į uolą. We want to see that we are living in enlightened state 24/7. Mes norime matyti nušvitimą 24 valandas per 7 dienas. Always. Visą laiką. Matter if you're meditating or not. Medituojat jūs ar ne? That is freedom. Va tai yra tiesa. Always Tai yra laisvė. Always living in this vibrating silence. Visada gyventi toje vibruojančioje tyloje. This existing, loving, blissful being that we are. Egzistencija, meilė, būtis, kuri mes esame. Forever. Visam laikui. This is what we offer here. Va tai, ką mes čia duodame. By having group sessions. Mes turime grupinės sesijas. And especially having individual sessions to question our beliefs. Bet ypatingai mes turime privačias sesijas, kuriuose kvestionuojame savo įsitikinimus. And also to have individual sessions to have little longer activations.
Ir taip pat turime privačias sesijas, kuriuose ilgiau vyksta aktyvacijos. And then we have our courses. Ir taip pat mes turime kursus. Which is, of course, the best way to quickly finish the whole thing. Tai yra, žinoma, pats greičiausias būdas visą tai užbaigti. We have courses starting every month. Ir kažkuris kursas prasideda kiekvieną mėnesį. In all parts of the world. Bet kurioje pasaulio vietoje. Intensively looking at the filter that we have created since childhood. Ir mes tada intensyviai žiūrime šitą filtrą, kuris yra užsidėjęs nuo pat mūsų vaikystės. And which is hindering from seeing that we are already living in a enlightened state. Kuris mums neleidžia pamatyti, kad mes jau gyvename nušvitimo būsenoje. We have never left it. Mes niekada iš šitos vietos neišėjom. We just think we have. Mes tiesiog galvojam, kad taip yra. Because life is struggle and suffering and worries. Nes gyvenimas yra pilnas nesklandumų, kančios, nemalonumų. And this is triggered by the negative belief, which is just ignorance. Ir visą tai sutrigina tie mūsų negatyvūs įsitikinimai. So this is what we're looking at in courses and individual sessions. Tai yra tai, į ką mes žiūrime per individualias sesijas ir kursuose. So now I open up for questions around this. Taigi dabar apie visą tai aš esu atviras. Or anything else. Priimti jūsų klausimus arba apie kažką. Anyone who wants to share something today? Gal kas nors nori kažką šiandien pasidalinti? Or have any questions or comments? Ar turi klausimų ar kažkokių komentarų? Why we are recording this Mes šitą įrašome, is because we are using these group sessions to take away misunderstandings about enlightenment. kad grupinėse sesijose nuimti visą tą nesusipratimą apie nušvitimą. And these are recorded on the YouTube channel. Ir visa tai yra įrašyta YouTube. So there's no teaching. Čia nėra mokymo, There's no philosophy. čia nėra filosofijos. Just taking away misunderstandings about enlightenment and how to get there or discover it. Čia tiesiog yra patraukiami mūsų nesusipratimai apie nušvitimą ir kaip jį pasiekti. So let's talk about sex. Taigi, mes galime pakalbėti ir apie seksą. Now people get a little bit more interested, I see. Aš žiūriu, jūs labiau susidomėjote. You wake up a little bit, huh? Truputį nubudote. Maybe we should go and celebrate everyone. Iš siūlo celibatą kažkokį. Maybe that will help. Gal tai mums padės. And then we can see how it really is. Gal tada mes iš tikrųjų pamatysime, kaip yra. But when I mentioned this celibate, Kai aš pasakiau žodį celibai, you don't seem to be so interested Celibatas. anymore. aš pažiūrėjau, kad jūs nelabai to susidomėjote daugiau. I wonder why. Aš stebiuosi, kodėl. You know, there has been an idea Buvo tokia idėja, that we celibate somehow can help us to see the truth. kad tai gali padėti pamatyti tiesą. Is it really so? Ar iš tikrųjų taip yra? It's a big subject, I know. Čia toks yra didelis klausimas. We Aš can žinau. just cover some aspects here. Mes tik galim porą aspektų paliesti čia. Why should celibate lead to truth? Kodėl susilaikymas nuo sekso lydi į tą tiesą? Because we are having your attention somewhere else than the truth? Mes net tada, ar mes turime dėmesį kažkur kitur, ne ant tiesos, ne į tiesą laikome dėmesį. That's one idea we hear sometimes. Čia yra viena tokia idėja. The celibate doesn't lead to the truth. Doesn't lead. Does not lead to the truth. Susilaikymas neveda į kažkokią tiesą. Tiesą neveda. It's just struggling. Tai tiesiog Effort. Tai tiesiog yra pastangos, užstrigimas. It's not. I'm not trying to generalize here.
Aš nebandau čia kažką, tai Of course, everyone is different. kiekvienas yra čia skirtingas. But the people I have met Žmonės, kuriuos aš sutikau during these 50 years of search, savo ieškojimuose 50 metų, and they have taken some decision to be in celibate. kažkas priima sprendimus tiesiog susilaikyti. They don't look happy. Jie neatrodo laimingi. Well, why? Kodėl? Shouldn't they be enlightenment Ar soon? jie turėtų būti nušvitę? Well, it's because it's an effort. Tai todėl, kad yra kažką bando daryti. It seems Pastangos. to be struggle for most of them. Todėl jie yra nemalonumuose daugiausia. Sex is one of the bodily needs. Seksas tai yra tai, ko reikia kūnui. If we say no to it, Mes tai žinome. we give it energy. Mes duodame energijos. Even more attention goes to it Jeigu mes tam duodame energijos, dar labiau dėmesys į tai neina. instead of less attention. Vietoj to, kad duoti mažiau dėmesio. In certain circumstances, it can be okay Tam tikrom sąlygom gali būti gerai. for a short while Trumpam laikui. to focus. Tas fokusas. If it comes naturally Bet jeigu jis ateina natūraliai, by itself, savaime. but if it comes from the head, Bet jeigu tai ateina iš galvos, oh, I will go and celebrate now because that will bring me to the truth. o aš dabar tikrai turiu susilaikyti, nes tai padės man pasiekti tiesą. It's a mind project, Čia yra tiesiog proto projektas. stopping the body from living. Sustabdymas kūno nuo gyvenimo. And most important, Ir kas yra tikrai svarbu, nothing leads to the truth iš tikrųjų niekas neveda į tiesą. because the truth is already here. Todėl, kad tiesa jau yra čia. It's not about being celibate and then I will see enlightenment here. Čia nėra apie tai, kad aš čia dabar gyvensiu susilaikime, o nušvitimas yra ten. You already here. Tu jau esi čia. You're already living in the enlightened state. Tu jau gyveni nušvitimo būsenoje. And trying to reach it is just looking at the wrong place. Tu tiesiog bandai tai pasiekti ir žiūri neteisingą vietą. I know it's a little bit tricky subject. I will not want to generalize too much here. Aš nenoriu čia labai daug analizuoti, nes ta tema yra tokia truputį keista. Because everyone is different, really. Nes kiekvienas iš tikrųjų yra We're skirtingas. just giving some aspects of it. Aš tiesiog čia duodu kelis aspektus apie tai. So celibate does not lead to it because it's already here. Taigi susilaikymas į niekur neveda, nes tai jau yra. So what should we do instead then? Tai ką mes tada turime daryti? Should we celebrate instead? Tai gal vietoj to mes turime švęsti, čia panašus žodžių žaismas. Another option. Yra kita opcija. Okay, not celebrate, but celebrate. Gerai, dabar mes nesusilaikome, bet švenčiame. Well, that is the same trap Tai yra tie patys pastai. or risk for a trap. Arba tiesiog rizika papulti į pastus. We indulge ourselves in all kinds of activities. Tai mes save nukreipiame į bet kokių rūšių aktyvumą. Becomes a new belief system. Tai susidaro nauja įsitikinimo sistema. If God wants me to be enlightened, He will fix it. Ir jeigu aš noriu būti nušvitęs, aš turiu kažką pataisyti. It's just a belief. Tai yra tik įsitikinimas. So celebrating is not it doesn't lead to enlightenment either. Taigi šventimas tikrai neveda tai yra šventimas, jis neveda į nušvitimą. Chasing experiences and feelings. Tai tiesiog patirtis, jausmai, ką pajaučiam. Running away from problems by using some substances or whatever. Mes tiesiog tokiu būdu pabėgame nuo savo problemų gyvenimo. It's much more easy than that. Tai yra paprasčiau negu tai. If you're enlightened, Jeigu jūs esate nušvitęs, why don't you see it? kodėl jūs to nematote? That is the question we have to ask. Va čia yra klausimas, kurį mums reiktų paklausti. And this is quite simple.
Ir tai yra labai paprasta. Because when we don't feel good, Kai mes nesijaučiam gerai, that is an opportunity to look. va tai yra tas atvejis, kai galime pasižiūrėti. We don't have any other exercises here. Mes čia neturime daugiau jokių pratimų, But when we don't feel good in the body kai or mes- emotionally or negative thinking, kai mes nesijaučiam gerai kūne, emocijose ar savo mąstyme, it means that something has been misunderstood. tai reiškia, kad čia buvo kažkas nesuprasta. It always like this. Visą laiką taip yra. Because our nature is to have a just joyful, peaceful, relaxing, loving being. Always. Todėl, kad mūsų prigimtis yra laimė, meilė, džiaugsmas, ramybė. Visą In- laiką. Enjoying the show. Tiesiog mėgautis šito šou, Untouched by what happens in it. nepaliečiant tai, kas tame yra šou. But if we are touched by it, Bet jeigu mus tai liečia we are feeling not good at all. ir mes nesijaučiam gerai, It is the truth which is mirroring you. tai yra ta tiesa, kuri jums kaip veidrodis tai atspindi. A little bit metaphorically speaking. Čia truputį tokia maža metafora. By showing you have misunderstood something. Parodo jums, kad jūs kažko nesupratote. Then we have an opportunity to look. Ir tada mes turime galimybę pasižiūrėti. And this is what we do by using some specific tools. Ir tai yra tai, ką mes darome su tam tikrais specifiniais įrankiais. And because everyone is unique, Kadangi visi esame unikalūs, these tools to handle the situations when we don't feel good is also unique for each individual. tie įrankiai visose situacijose, kai mes jaučiamės negerai, taip pat yra individualūs. And that is what we are working with individual sessions Ir tai yra tai, su kuo mes dirbame individualiuose sesijose and on all courses, ir kursuose. which is also totally based on individual sessions, Ir kursas taip pat yra pastatytas visiškai ant individualių sesijų. an individual approach. Tas požiūris į asmenį tiesiogiai. So celebrate doesn't lead to enlightenment. Taigi šventimas taip pat neveda į nušvitimą. Celebrate doesn't lead to enlightenment. Ir susilaikimas turbūt neveda į nušvitimą. There's another aspect, finally, Ir yra kitas aspektas. is there is only one reality, Čia yra tik viena realybė. and the reality is one. Realybė yra vienis viena. You are the ocean. Tu esi tas okeanas, One of the waves of the ocean viena to okeano bangų is the idea of celebrate. yra idėja apie susilaikymą. It doesn't lead to the ocean. Jinai neveda į patį okeaną. It is the ocean. Tai yra pats okeanas. It's an idea about celebration O idėja apie šventimą or actions, celebrating actions. ar kažkokius veiksmus, kai mes švenčiame, It's also the wave of the ocean. taip pat yra viena iš okeano bangų. It doesn't lead to the ocean. Ir jinai neveda į okeaną. It is already the ocean. Jinai jau yra okeanas. This moment is your enlightened state. Šitas momentas yra jūsų nušvitimo būsena. Just needs to be discovered Tiesiog reikia tai atrasti, using the tool that we suggest on individual level. naudojant visus įrankius, kuriuos mes jums siūlome individualiuose sesijose. Any questions or protest or discussion about this? Ar yra klausimų, ar protestų, ar kažkokių pokalbių apie tai? У кого-то есть вопросы, наверное. Можете спросить. So, okay. As you know, we are going to Turkey for courses and Kaip jūs meetings. žinote, mes vykstame į Turkiją ir kursams, ir susitikimams Tomorrow morning. rytoj iš ryto. So this is our last group session in this series. Šita grupinė sesija šitose sesijose yra paskutinė. And the next group session will take place on the 18th of October.
18 spalio bus kita mūsų grupinė sesija. And then we have 6 days per week from 8 October, a couple of weeks ahead. Ir mes turėsime 6 dienas, kiek supratau, per savaitę. Thank you very much. Ačiū Jums labai. See you soon, I hope. Thank you. Pasimatysime greitai.